Labas pirmadienį. Dedam sėkladėžę ant Fergusono lygšių. Tų visų farmeto 6 metrų. Sėsim. Ką sėsim? Sėsiu. Tuoj prisiminsiu. Garstyčias, man atrodo. Jo. Turbūt garstyčias. Tai buvau kažkada privilinęs praeitą žiemą platformą tam dalykui ir užsidėjo agroma sėjamoji smulkių sėklų. Tai buvogi ir grikius praeitais metais biškį sėjom su ją. Susidedam skleistuvus sėklas, kad paskleistų mum. Sukti reikia viską, bet kaip karštą laukį jau šortų reiktų. Nu ir šlangas beveik jau vietoj. Susukam, sudedam. Dublys jau labai senai važiavau, paskutinį kartą kada su juo dirbau. Praeitais metais turbūt. Jo, praeitais metais. Ką dirbau, nežinau. Dubliais važiuojam, tai 30. Bet nelaužtų šuolinių pavarų. Kas da? Su tom lėkštėm irgi esu tik vieną kartą dirbęs. Sėjęs su šita sėjamąją sėkladėžę nesu. Čia blogai nestumdinės. Jis jau turi 7 štukas 300 motovalandų, kur mano John Deere'as 6930 turi 8 štukas 5 ar 700. Šit sparčiai vejasi, nes jisai dirba visas žemės. Dabar šiais metais įpraeitais tai su tom lėkštėm viską dirba, airė dirba, nu visi pagrindinė žemės dirba. Visas iki vienos. Ko jau aš nedirbu žemę dabar, aš sėju, puškiu. Ir grūdus važiuoju, jisai ir iš pakulimo varo, visą žemės dirbi. Tai o valandikis normaliai turi. Prasugęs. Biežlius dar reikia įsijungti. Nu. Darbo reičiams. Nu, jau turėjau vieną sėklavamžį pilną. Kažkaip, man atrodo, kol atvažiavau į jį pribira. Nesuprantu kodėl. Gerai, kai pasidaryti ventiliatoriaus testą. Pasijungi ventiliatorių ir viskas susitvarkai. Kažkada irgi, man atrodo, buvau garsyčiam sėjęs šitą lauką tik su 4 metriam lėkštėm. Neprikabinamom, o pakabinamom. Taip, prikabinamas tas, kurias tempės paskui save. Tai va, pavyzdžiui, dabar ant ratukų, o prikabinamos tai... pakabinamos. Pakabinamos, kai pasikėliu per ratuką jau. Visas svoris yra ant traktoriaus. Tai prailgo. O dabar greitai eina, čia dar valandikį, man atrodo, gal pusantros ir aš čia padarysiu. Nu ir va.
kaip atrodo molinė mūsų avižos. Ir šiandien su aparatu dirbam. Čia buvo pelkutė. Neįvažiavom su sejalka. Tai va dabar biškį apdirbom. Bet šiaip visumoje kvetukai, avižos, gražios. O čia tai neįvažiuojam iš viso, čia yra, net jau dabar vandenukas stovi. Gausim lietaus, laikus gražus debesiuks. Labai gražus. Tai va, tokiu, netičkis, bet atliek darbą. Nu, dar sėklytės yra. Dar toksai mažius platuks. Kur jį reikia apsėti. Viskas baigta. Tai čia visas tas plotas buvo 8 hektarai, kai žiūrėjau kompę. Ir iš viso 8 hektarai 79 arai. Ir dar biškį liko. Tai reikia paskambint, paklaus, ką daryti, ar čia įsiet likutę, ar daryti namo. Nu, einam, draugužiai. Lembalė, suleidau. Ai, kojugi. Ant ratukų, atsiprašau. Aba, turim laiptukus pasidarę. Čia. Tiek nebedaug liko. Viską pakartokim. Čia buvo laiptukai, patogiai, aišku, žemiau būna, kai ratukai nuleisti. Pasidarė, platformą pasidarė. Tai labai šudinai su kalibravimu yra, nes viskas bėg pro šoną. Išpučia sėklavo per tuos puikiai. O ką tu žiūri? Ką žiūri? Atėjai, pasifilmuosim. Gandrą, matot? Žiūri dėmiai. Tai va, pakartojam, likutį įsėjam. Tai va, kaip ir sakiau, ir praeitus 3 kartus sakiau, kad ant rytojaus susarti, va, pagaliau arėm. Baigiai čia suartas 5-6 hektarus. Viršų yra lengva žemė. Žemiau yra sunki žemė. Nu ką? Ariu aš. Čia žmogus lėkščiavo, kaip prisilėkščiavo. Taip ir aš sėjau ir prisisėjau. Biškį nuklimpo. Žiūrim, darysim. Nieko negaliu sakyti, pas 3 ar 4 kartus buvau nuklimpas. Čia gerai, kad šalia dirbu, tai privažiuoji greitai. Truptelį virvę išvynioju, užkabini, truptelį virvę suvynioju, važiuoju toliau. O, baigėm ir
4 hektoriukus arti, čia labai nefainas laukas. Skalkojom buvo skusta, tai krata dar dabar žolės žėlus visa verčia labai sunkiai įverstuvės aplipusias. Čia geriai, nu šiukšlyns, jau ne šiukšlinėlis, o šiukšlyns čia. Visus žandukus nusidėjau jau, visus 2. Palaba. Tai va, susirašėm vieną traktorių, varysim palėkščiuoti. Antrą suruošiam, varys pakėti. Da prasipučiam kabiną, įgalėsim mauti. Argrimą lėkščiojam. Biškį kratą, bet ne per daugiausiai. Senai dirbau tokį darbą. Padarimą lėkščiojam. Tik tai žolę tam įsigal. Kažkaip man biškį persekliai tas gals. Reikia pasigilinęs ant šitų. Jau per vieną paleidau. Reikia dar paleisti per vieną. O Jezu Marija. Jezu. Kratatilka. Kratata. Žiūri, nedrįstu važiuoti. Pakratyt gerai čia. O Jezu. Du nutrūkę. Viens jau keistas. Čia jau dėl dublių. Kažkaip įdomiai man čia šiandien. Jisai lyg galę norėjo prarasti. Lyg prarado galę. Kažkaip įdomiai man čia šiandien dirba. Kaip ir minėjom, pačio galais man į galę norėjo prarasti, visas apsukas kyla. Normaliai apsukas kyla, greitas. Atrodo normalus, bet aš jaučiu, kai jis ne taip traukia, tai reikia traukti prieš tai. Sunkiai labai. Vėl pradėjo lūžti varžtai. Jau 2 nulūžo. Perveržiam ar čia dubliai kaip laužo, jos nutraukia. Bet aš šiandien jokių kupstų nelipau nieko su tais dubliais. Nakart irgi ne. Įdomus dalykai dedasi su šito traktoriu. Alyvas klaido kažkada išmeta tos visos hidraulinės, nors norma, normali. Anakart nemetė, kai dar buvo. Iš pradžių buvo geltona išmetę klaidą, įspėjamąją, o dabar raudona. Gerai, žinai. Nu, jis jau gyvenimo matęs yra, nes
Vakar Tautis dirba su juo. Jam į vakarą kondicionierius dinga. Aš šiandien atvažiavau lauką pūtė. Man dingo. Turbūt kažkur trumpina. Tai paskui peržiūrėjau visus saugiklius, saugikliai sveiki, buvau įsijėmęs šitą visą valdymą. Ten irgi laidai atrodo geri. Ir vėjelis veikia tik ant 4 padėties, ant 1, 2, 3 neveikia, ant 4 pučias, stipriausias vėjas. Tai biškį ant to padirbau. Paskui galvoju, kad reikia patikrinti. Ir atsigavo tas. Nu, išeit veikia iki dabar. Labai čia įdomiai. O su varžtu, tai galvojau, kad spynas atsileido. Ar buvo čia, ar viena nukrita spyna nuo dublio. Nes purškėjo, išvažiavus į plentą purškėjo. Varžtas, nutrauktas. Nu nežinau, atiduosiu kolegai traktoriui, jo traktorius takudėlinis su viskuo jisai. Aš persigabinsiu lėkštės ant plastikas. Sveiki. Tai ką, pradedam grikį sėti. Ta nugula grikiai į šitą žemelę. Sėsim po 100 kg į hektarą. Čia laukas geras, lygus, gražus. Mūsų lubinai patys pirmi sėti. Pats pirmas išvažiavęs buvo į laukus čia. Tai ten dar truputuką turim kampuką pasėti. Hektariuką gal. Prie plentą sėsim, tai reikia labai gražiai pasėti. Netarmuzinti. Taip, persistatėm, kad iš antro bunkerio, tai ir trašinio pūstų ne per šitos, o per grybą. Ten yra vo persukti. Žinau, bandom važiuoti. Pasikrinau per abu pučiai per galą. Žiūrim, ką turim. Kartojasi ta pati istorija, kaip ir su avižom, kad kemša ryte dulkes. Tai mes šitos grikius, kai įsidžiovinom, susipylėm angarę. Jie angarė tikrai ilgai stovėjo. Ir žiemą mes juos sufasavom su sraige. Kol jie stovėjo, jie dulkėjo. Ir mes juos susifasavom į didmaišius. Ir pastatėm į kampą. Šiandien pasikrovė į priekabą, susipylėm į sėjamąją, o ten labai daug dulkių. Tai man vėlgi, kadangi labai daug dulkių, tas bunkeris dulkės nusėda į apačią ir man pradeda kišti ryte. Tai išmeta klaidą daviklio, kad, pavyzdžiui, pirmam daviklį nėra sėjos rauto, sklavamsdį. Tai prasaugokia ryte 3 kartus per pompą. Išjungęs vėją, tada įjungi vėją. Ir išeina didelis dulkių kamuolys baltų. Tai ten jau žvyrius mūsų. Cements, taip sakant. Tai reikia pasiekti įsidėm. Gerai, kad ne per dažnai. Tai didelės bėdos nėra, bet vis tiek bus importas. Nu, vėl įsikimša. Prasukam rytę ir įjungiam oro. Išeina baltės dulkės. Gal vieną kartą pakartojam. Galim toliau varyti. Nu, kai nepasiėmėm sklendės, tai va taip dirbam. Į kitą punkerį perpilt dideli maišai.
viskas dalykas. Labai čia šiukšlėti. Tai va grikiai. Matus kaip dūka. Viskas ant kelio nuėjo. Dabar taip nestipriai, bet pirmais buvo, tai automobiliai gavo sustoti net. Kad matytų, kur važiuoti. Nu, pabaigėm šitą laukelį. Jau išlipau pasižiūrėti, ar nepasižiūrėti, o susidėti tabletės, kad keliauti kitą lauką. Ir žiūrim, kad flat tire. Turim tuščią padangą. Prisipučiau. Bet čia, va, turim skylą. Ir ventilių reikia pakeisti. Gerai, kad ir nuo ko prisipūsti. Klasė originaliai. Tai vienu žodžiu su snargliu šniūro neįspręsim tos problemas. Reikia ratą nusiimti ir jį permontuoti, kad yra šlaukas įdėtas. Oi. Gerai, kad netoli namų esam, tai bazės, kai važiuojam atgal į bazę, susitvarkysime, lėksim atgal. Įserdėm ratą nuvežimo ant taškę. Tai va reikia nusiimti nuo iš guolių, guoliaviečių. 5 ratukai. Gal ir be jo galim važiuoti. Būtų neblogai, jau šiaip norėčiau pasėti šiandien daugiau. Per daug nenaikinėti. Sėjamosios tai visiškai nematau. Kas daros, ar stumia kokią bangą, ar dar kažką. Ant tiek daug. Nu va, baigiau Tautvydo lauką. Tai 30 hektarų pasėjau per šiandien. Tai kaip tik pabaigiau ir pradėjau lyti. Jau važiuoju dar vieną hektariuką pasėti, bet jau viskas. Jau yra viso. Pradėjo lyti, bet spėjau viską nusivalyti, apsivalyti. Žinau, traktorių šiaip norėčiau palikti lauke nulytų, atplauti tas dulkes. O dabar šitokį varysiu į angarą, tai viskas išdžius ir rytoj pro langus nieko nematysim. O kas šudiniausia, kad aš po šortais, po maikę, megztinę neturiu, nieko neturiu, man dar reiks parmint su dviračiu namo. Man pragaras nusijaudavo baisus. Vakar stipriai dulkėjo, tai gerai įsibus už tai. O kabinas filtrė, kad bus daug visko. Toks žemės sluoksnis. Tai nuo čia atsukom, turiu donorą ir prisuksim ant klijų. Va ir donoras su naujais ratukais.
Ir rytinė rutina jau beveik padaryta yra. Liko sėjalkas 2 taškus pasitepti ir išvažiuojam sėti. Viskas įsipūsta, kas reikėjo sutvarkyti, langai nusivalyti. Negražiai, bet vis tiek nusivalyti. Na ir kągi. Pasibaigėm šiandienos laukus. Pasėjom 32 plus 4, ne? 26, ne? Pasėjom 26 hektarus. Nu jo, gerai greitai, nes nereikia bilinėtis. Dažnai po 100 sėjam. Ir pamelavau, tada ne 5 centimetrus į žemę reikia juos grūsti, o apie 2-3. O tiek. Tai, все, važiuojam namo. O ryt dar sėsim, dar sėsim ir kitą savaitę turbūt turėtume baigti. Su grikiu sėję ir lauksim pulimų. Labas. Šiandien nusprendžiau savo traktoristą įdegį biškį panaikinti. Vis tiek per langų šviečia saulė. Kol kas jau įdegęs. Pagal irgi. Tai biškį pasilyginti. Pliažus nevažiuojam, nesideginam, buvo čia galim, čia mano pliažas. Ką, šiandien laukia 10, 3, ar ten 5. Apie 20 hektarų laukia. Nėra daug. Pasidarom šeštadienio vaibuką. Įsijungiam relaxą filmą. Kurą, tai pamiršau įsipilt. Gerai, kad dar čia pat. Eik, man, sakau, kad aš tą turėjau pamiršti. Kažkaip užnekina, sako, nu jau varoma, ne? Nu, sakau, jo. Nu, viskas. Svarbu, prasipučiu visko, kuras. 5 procentų. Užtektų šiaip tais. Jo, nu bet zapasai vis tiek. Reikia pasikeisti pirmą bunkerį rytę į šitą. Jinai yra įdėta tokia pati ir antrą bunkerį. Tad reikia persirinkti ją. Antrą rytį, pirmųjų rytį labai dulkės keičia. Tiksliau labai dulkės renka. Šitą nerenka. Vien dulkės. Aha. Tam ta vėla tam, kad matytų marsėja ir sukasi ryte. Dabar, kad nereiktų reikalą pilt dar vieną maišą, tai antrą bunkerį, kadangi turim prisipylę, tai iš antro bunkerį įpils porą kibirų į pirmą, kad galėčiau susikalibruoti. Pamečiau raudoną ir mėlyną. Gerai, kad yra. Bet ten jau išklerusios buvo jos. Susiplakusios, išklerusios, jau nebesilaikė. Tai. Bet šitas biškį gaitiškas. Jeigu tie varžtukai nulūžta,
Nu ir viskas, nežinau kaip sutvarkyties reikia. Jau turiu, kur varžtukai išlūža, jų nei privirinti nieką. Kaip jūs sutvarkyti, gal kažkas tvarkėties? Ten yra veik visiškai nauja. Tik tie varžtukai nulūžo ir tas buvo laisvas pasidarė, nu ir viskas įkritinėja. Su kuo ten juos sutvarkyti, kai verti neišėjo, bandžiau jau. Susidėjau visas naujas. Sidabrinį irgi įsidėjau naują, nes tai buvo jau tokia paspausta jau gerokai šlapia. Ir raudona, ir mėlyna. Iš pradžių bandžiau tik tai su sidabrinė ir raudona, nes jau automatiškai gaunas plačiau, nes jos naujos. Bet labai giliai. Labai giliai. Aš 10 minučių ieškojau sėklas. Grikė, neradau. Tautis atvažiavo, 2 minutės rado. Nu, vienu žodžiu. Tai... Nu, tai įsidėjau dar raudoną ir kojas yra įtemptas ant 8. Nes čia neardo. Nu, rytį neturėjo nieko bendro su dalgiam pasirodo. Ir tiesiog antram bunkerį turbūt taip dulkės nenusėsta, nes jisai kitokios formos yra. Jo vidus kitoks. Nu, prasisukinėsim, ką padarysiu. Toliau reikėjo. Prasisukinėsim, nieko nepadarysiu, jau taip yra. Vis tiek šiandien buvo paskutinis lauk šiandieną ir čia 6 hektarai, man atrodo, tik tais greitai. Greitai. Bendriukai nesimaišyktų man po ratais. Tie gandrai čia tai dirba, tai paskutinis ligas išrinks.